Tai labas rytas visiems, labas rytas, Gintarė. Labas rytas. Ir pradedam šiandieną skanių pokalbių laidą kitaip, nes visada kažkas būdavo per Zoomą prisijungęs, o šiandien aš turiu gyvą svečią pas save studijai. Ir iš tikrųjų mes jau ir pabendrauti spėjom ir pasidalinti daugom. Ir šiandieną noriu Jums pristatyti, kad šiandieną svečiuose pas mane yra Gintarė tekanti upė. Taip. Man taip patinka visada ją vadinti upė, nes man toks atrodo, kad galėtų Gintarė būti tavo, tas vardas pagrindinis upė. Taip skaniai, bent jau man. Ir norėčiau tavęs paklausti, kadangi laida yra apie skanius pokalbius, tai bus transliuojama sekmadienio rytą. Ir norėčiau tavęs paklausti, o kokie pas tavęs pusryčiai? Ar jie yra, ar jie būna, kokios spalvos, kokios nuotaikos jie? Taip, labiausiai mėgstu pusryčiams grikius iš tikrųjų su daržovėm ir labai mėgstu gausius pusryčius, nes tai yra svarbiausias mano dienos maistas iš tikrųjų. O dabar iš viso šiai dienai labai spalvotas maistas, ne veltui paklausti, nes dabar praktikuoju truputį gersiu tik sultis. Tai žiūrėsim, kiek laiko tai užtruks ir dabar labai spalvota, tai raudona, tai žalia, salierai, tai oranžinės morkos. Tai labai spalvoti pusryčiai. O tu man tai pasakė, žinai, aš prisimenu iš tavo vienų gyvenimo kažkokių kredo yra karts nuo karto protarpiniai badavimai ir ten, ne, tokie įdomus variantai. Jo, kažkaip jau kiek čia dabar 3-4 metai vis gaunasi pabadauti, tai su vandeniu tik tais, tai 16 parų, 13 parų, 10 parų, 8, 5 labai vairiai. Bet aš viską darau iš jausmo, kad nebūtų jokios prievartas mano kūnui. Nes labai nemėgstu save versti kažką daryti, kad būtinai reikia, o čia kažkoks iššūkis. Bet va, tai va, labai noriu, tada pajaučiu, ateinu ir tada taip flow ir žiūriu, kada tai užsibaigia. Tai kai jau noriu pabaigti, dar pasižiūriu, ar čia yra, žinai, iš išorės atėję tie, kad, visi nori valgyti ir tu nori valgyti, ar tiesiog jau ateina laikas, kada jau viskas. Reikia po truputį užbaigti, dar dieną, dvi padarau ir tada baiginėjau ir dažniausiai harmoningai viskas gaunasi tada. Tai wow, tai žinai, man tai labai apie stiprią valią. Tai nežinau, ar kiekvienam yra į valias, va taip, va kokią savaitę laiko nevalgyti, vis tiek sutiks sunku labai. Tai nėra valios, va tam ir yra, nes kiti, aš pažįstu žmonių, kurie nusistato kaip tikslą. Tokį, kad dabar nevalgysiu 30 dienų, ten kokiu ten, žinau, ar ne, ten 20 ar 10 dienų. Man tai yra labai sudėtinga, nes man atrodo, kad tada aš save įstatau kažkokį rėmą. Ir, man labai sunku tada įgyvendinti savo tikslą, nes aš tada tai privalau, kažkaip turiu, bet dėl to man patinka, va, jaučiu, kad norėčiau ir tas ateina ir toksai, va, ne, kaip natūraliai, man viskas turi būti labai natūraliai ir vasikušymas, kad natūralus būtų, nes jeigu pradedi save versti, tada įsijungia labai protas, man nepatinka tai. Tai kadangi mes šiandien tikriausiai kalbėsime apie human designą, tai va būtent... Tai va tas bus, ne, ir savaime bus atėjęs. Bet ir taip, šiandieną mes norim pakalbėti apie tokį human dizainą. Kas nežino, tai yra žmogaus dizaino analizė. O Gintarė mums papasakos plačiau, nes jinai dabar spirga tuo, tiesiog tuo gyvena, trykšta jos energija, iš tikrųjų, aš ją labai jaučiu šalia. Tai va, gal galima, Gintarė, tada plačiau. Kas iš tikrųjų yra tas human dizainas? Vat, ką tu galėtum, kokią žinutę? Human dizainas tai yra iš 5 sistemų. Šiais laikais labai atitinka pagal mūsų protą, pagal mūsų emocijas, pagal mūsų taip, kaip mes matom pasaulį, labai fainai nesudėjai iš 5 tokių elementų, sudėjai į vieną ir gavosi tokia sistema, ar ne? Sistema. Sistema, jo, čia holistinė sistema, kuri padeda tau suprasti, kokia yra tavo kūno mechanika, kokias tavo emocijos, kaip tu pats reiškiasi, kaip tave mato kiti žmonės. Kaip tu pats save matai ir kaip tave mato kiti žmonės. Ir tada lengviau su savim komunikuoti ir perduoti save ir kitiems, kažkaip išreikšti save kitiems, ar ne? Tai jinai yra iš astrologijos, iš čakrų sistemos paimta, paskui iš kabalos paimti kanalai, genetiniai vartai, paskui I Ching yra tokia kiniečių sistema, kuri sako apie 64 išraiškas gyvenimo, savybės, galima sakyti.
Ir jau iš šiuolaikinio mokslo tai yra kvantinė fizika ir genetika. Mm. Ir dar biologiniai visokie dariniai. Ir iš to mes matom, kaip mums valgyti, kokia mūsų kūno mechanika, kokia energija, ką mes skleidžiam, kiek mums ilsėtis, kiek mums judėti ir kokias savybės mums tai duoda šitą sistemą. Vat įdomu, tai yra sistemų analizė, tai ką žmogus gauna, pavyzdžiui, to human design, nes daug kas klausia irgi, nu gerai, o kas tas human designas yra, nu, ką žmogus gauna konkrečiai iš tos analizės? Žinai, visų pirma, aš galvoju, kad meilė savo. Mm. Nes labai dažnai mes galvojam, nu, žmonės apskritai yra labai pripratę lyginti save su kitais, ar ne? O čia aš geras, ar aš čia blogas esu. O ten parodo, sako, o žiūrėk, o tu esi va toks, koks tu esi ir tau nereikia lyginti save su kitais, tau nereikia būti geresniu, tau nereikia būti prastesniu. Tu tiesiog žinok visų pirma, kas tu esi ir kaip naudotis. Taip, kad tu būtum harmoningas, ramus, patenkintas, kad tu žinotum, kaip išsireikšti, kad tu nebepergyventum, kad, oi, gal su manim kažkas blogai. Nu, duosiu pavyzdį, ne, kad būtų, pavyzdžiui, aiškiau. Aš turiu labai daug energijos, ne, ir aš visą gyvenimą tokia einu, darau, tik atsikeliu iš karto nuotaika, iš karto judesys, matosi. Ir jau nuo, kai jau suaugau, ar ne, aš galvodavau, o kodėl žmonės vidury dienos miega? Aš nesuprasdavau, kaip tu gali miegoti vidury dienos. Kai aš pamačiau, kad tokių žmonių yra daugiau ir kadangi aš einu sąmoningumo keliu, ar ne, aš vis galvoju, gerai, Gintarė, tau reikia išmokti priimti, kad, nu, va, žmonės nėra tokie kaip tu, kurie gali varyti visą dieną, pamiegoti 4-5 valandas ir vėl toliau varyti. Pasirodo, yra kūno mechanika. Aš esu generatorius, ar ne, kuris pastoviai kaip energijos variklis, toks atsikėliau iš karto atominė bomba, tokia, atominė elektrinė pas mane veikia ir varyt, daryt, judėti, krūtėti, kažką vat, nuveikti, kažkur jausti procesą, jausti tokį pasitenkinimą visų tuo. Ir būna, kad, o yra projektoriai. Yra projektorius, kuris sako, kad, o jiems reikia daugiau pailsėti. Pas juos kūne yra energijos, bet jos yra limitas. Jie turi labai gerai jausti savo energiją, kad nereikėtų 18 puodelių kavos gerti per dieną, kad tu visą stimuliuotum save. Reikia, pavyzdžiui, išmokti ilsėtis. Reikia išmokti pagulėti. Reikia sakyti, gerai, aš biškį padirbau, aš pavargau, dabar man reikia prigulti. Ir pasirodo, va, tas lyginimas, ne, kad su tavim viskas gerai. Ir su manim viskas gerai, tau galima ilsėtis, kiek tau reikia šiai dienai. Aš iš viso jokios kritikos neturiu, iš viso neturiu jokio, kaip pasakyti žodžiai, jeigu aš dar plus žinau, kad tu esi projektorius, aš viskas, mano komentarai apie tavo poilsį yra baigti. Tai va čia va tas ir yra, kad nebereikia savęs lyginti su kitais ir nebereikia net kritikuoti ar taisyti kitų, kaip tu čia neturi, o tu turi. Ne, labai geras pavyzdys toks. Aš kaip pavyzdį tokį irgi pasakysiu, mano dukra yra projektorius, aš esu manifestuojantis generatorius. Ir mes dažnai su vyru irgi žiūrėdavom į savo mergaitę ir galvodom, nu, kodėl jai reikia miegoti, kodėl jai reikia ten tiek daug poilsio. Va, ir paprasčiausias atsakymas, kad jinai nėra mes, kad mes esam kitokios energijos negu mūsų dukra. Ir tada, žinot, taip labai lengva paskaitai apie vat, jos analizę, apie jos profilį, tada suvoki, kad tiesiog žmogus toksai atėjo į šitą pasaulį su tokia sistema, su tokiais poreikiais, su tokia energija, kuri sako, kad jai reikia papildomai užsikrauti, jai reikia tiesiog papildomai poilsio ir jinai neveikia taip kaip aš, kaip jos mama arba jos tėtis. Tai iš tikrųjų, žinai, man labai padėjo priimti savo vaiką ir labai pradėjau žiūrėti ją kitomis akimis, nes supranti, kaip tu sakai, kad kitas yra ne toks kaip tu ir tai yra it's okay. Taip, va būtent. Paskui, pavyzdžiui, turėjau draugę, kuri vis galvoja, kodėl jinai yra labai pikta. Kodėl pas ją reiškiasi dažnai piktis, kodėl jinai negali susirasti normaliai draugų, ar ne, pavyzdžiui, pasirodo, jinai yra manifestorius. Jų aura, jų energetika, kitaip sakant, bet tas kūno šita mechanika yra atstumianti šalta tokia, ar ne? Ir jinai pati turi viską pasirinkti, jinai pati turi pasirinkti draugus, jinai turi žinoti, kas jie pykdo, jinai turi išmokti dalykus tam tikrus daryti, pavyzdžiui, kaip informuoti, ar ne? Kad jos neklausinėtų, kad nelystų jos eterį ir jinai galėtų tiesiog ramiai ilsėtis tiek, kiek jai reikia ir inicijuoti tada, kada jai reikia. Ir žmogus galvoja, kodėl aš esu pikta, kodėl aš tiek reiškiu pyktį, aš nesuprantu, sakydavau, aš nesuprantu.
tiek pykčio pasirodo, kad tiesiog reikia išmokti informuoti žmonės ir tu gali viską pakeisti, nes jie nesupranta, apie ką tu esi, vat kiti žmonės, ar ne? Ir dabar jau lengvėja situacija vien dėl to, kad žmogus išmoko pasakyti tam tikrą dalyką, jis išmoko, jis suprato, kad jis turi inicijuoti, jis neturi laukti, kol mane ateis, čia pakvies kažkur tai, ne, kaip pavyzdžiui, mes generatoriai, ne, tu manifestuojantis, aš paprastas generatorius, ar ne, tai va, pavyzdžiui, mes reaguojame į aplinką. Ar ne, sugrojo daina, suskamba muzika, ten kažkokį filmą pažiūrėjom, ar ne, ten kokia graži, ten draugė paskambino ir iš karto, viskas atsirado kažkokios energijos, mes reaguojam į pasaulį, ar ne, ir tada mes galim eiti veikti, ir tada mes esam tokiem, va, tada jaučiam tą procesą, ne, va, pavyzdžiui, tu kaip manifestuojantis generatorius, tau ne tik procesas, tau dar reikia tokio veiksmo, kuris sakytų, davai man greito rezultato. Žinai, jo, o man ne, aš galiu ateiti, mėgautis procesu ilgai, kol jaučiu tą pulsą, ar ne, kol netėjo kita reakcija ir vėl tada kažkas naujo ir tada vėl gali kažkur tai nuklysti į naują procesą, kūrybinę ar kažkokią, ar ne, kad kam yra energijos. Bet vat yra manifestorius, kuris sako, aš turiu inicijuoti, aš turiu daryti pakvietimus mums, pavyzdžiui, ne, aš turiu kažkaip tai ten projektorius. Projektorius iš viso, pavyzdžiui, turi, vat kaip dukra tavo, ar ne, sėdėti, panašiai laukti, jinai turi mokytis, jinai turi ugdyti savo savybės kažkokias, ar ne, kaip čia pasakyti, pildyti savo įgūdžius, ar ne, stiprinti savo įgūdžius kažkokius sferose, kurie jai patinka ir laukti, kol ją pakvies. Nes jeigu jinai išlauks savo pakvietimo, pavyzdžiui, tada jinai tikrai žinos, kad tai dėl jos yra tas dalykas. Ir tada žmogus vėl, jisai gali tada eiti, daryti, jisai pats turi mokintis vienas ir tada visata, pasaulis, kaip čia pasakyti, ar ne, jisai dėlioja tai tau likimas, kad sakytų, pagaliau jinai išmoko, ateisim ją pakviesim ten, o ten tada jau tavo kaip dukros reikalas bus sutikti arba nesutikti iš to, kaip jinai jau pati jausis, žinai. Tai yra nuostabu žinoti savo tokius dalykus, kaip tu veiki pasaulyje, į ką atkreipti dėmesį ir baigti kritikuoti ir lyginti save kitus. Ir taip, ir lyginti, norėti pritemti save prie kažko tai. Ne? Tokio modelio kaip ir iš tikrųjų, tai aš pasidalinsiu, kai aš gavau pirmą savo tą human analizę. Tai aš buvau šoke, man darė ne Gintarė, darė kitas žmogus, tai buvo prieš 4 ar 5 metus, bet žinokit, kai aš gavau, tai man tiesiog atsivėrė akis, nes aš sužinojau labai daug dalykų apie save. Bet ta prasme, aš tuos dalykus kaip ir žinojau, bet sąmoningai nemokėjau įsivardinti, kodėl taip elgiuosi. Pavyzdžiui, kodėl man reikia labai daug kažką tai veikti. Nes kiti sako, tai tu čia nerami dūšia, tau nerami siela, gal tau reikia, žinai, išmokti sėdėti, išmokti tylėti, išmokti tą, o pasirodo ne. Nes aš tiesiog gimiau tokia ir mano energetika yra tokia stipri kaip ta atominė bomba ir jeigu aš neveikiu, vadinasi, ką aš darau, aš užslopinu savo emocijas viduj ir tada galiu kristi labai į neigiamas tas emocijas visas, galiu užsimedituoti, užsiverkti, iš viso depresiją kokią paskesti. Nes jeigu aš pradėsiu lygintis, pavyzdžiui, su kažkokiu ramesniu žmogumi, kuris pagal human designą yra, projektorius tada ramiausias, ne? O aš nesuprantu, jau mano paskirtis yra veikti, daryti, rodyti, eiti, kalbėti, šnekėti. Aš netgi tokie žodžiai buvo tada parašyta, kad aš esu ir vedlė, esu revoliucionierė gyvenimo ir mano tikslas turi būti eiti žmonėm padėti, visiems padėti, komunikuoti garsiai. O tada visokiausių ir turėjau neleidimų savo elgtis vienaip ar kitaip, nes visi aplinka kita galvoja, kad gal tu netokia, tu žinai nepritampi prie tos visuomenės tipo, kodėl tau daugiausiai reikia kažko, kodėl tu tokia, kodėl tau to reikia. O pasirodo, su mano tuo reikia yra viskas ok ir man tiesiog reikia gyvybiškai daug daryti. Tai aš dar žinau, aš turiu labai fainą draugę, kuri yra reflektorius. Tai vat irgi įdomu, gali gal plačiau papasakoti, apie ką reflektoriai yra?
Reflektoriai, kadangi jie yra visiškai atviri, visiškai neturi fiksuoto jokio centro, pas juos atvira energija, o atvira energija centrai, tai ar ne, reiškia, kad mes energiją priimam ir padidinam, kartais padvigubinam, kartais patrigubinam tą energiją iš aplinkos. Ir jie yra nuostabūs žmonės, kurie gali tau pasakyti, kaip gyvena tavo kaimas. Kaip gyvena tavo, kaip laikosi, pavyzdžiui, jie atspindi ne vieną žmogų, jie atspindi daug bendruomenės žmonių, pavyzdžiui, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, jeigu tu atėjai tavo komandoje, ar ne, arba darbė yra nors vienas reflektorius, jis parodys tau, kokia yra jo vidinė būsena, kokie santykiai, apie kokios temos eina, todėl kad jis tiesiog atspindi tai, kas yra. Su juo yra įdomiausias dalykas, kad jis yra ciklas. Jis yra mėnulio ciklas, jis yra labai lėtas, jo procesai eina per mėnulį, ir jisai pats kaip mėnulis. Jeigu mes, pavyzdžiui, atspindim Saulę, ne, veiksmas, daryti, eiti, nesustoti, sustoti tik tai tada, kada jau išnaudoja energiją ir kai jau pakritęs viskas, jau sakai, šiandien nuveikiau tiek daug ir jau galiu pailsėti, tai jie eina per mėnulio. Per tokį šaltesnį, lėtesnį, net 28 dienas. Pažiūrėjau, sprendimus jiems reikia priimti pagrindę per 28 dienas. Tai tokie iš tų žymių žmonių, ką aš atsimenu, tai yra Dostojevskis, kuris labai gerai atspindėjo tuometinį žmonių, kaip pasakyti, tą mąstymą, ne, kuris galėjo nueiti ir į gilį tokį savotišką, ne, atspindėti dar tokius, kur žmonės dar net nepažįsta dalykų, ne. Ir iš aktorių yra Sandra Bullock. Sandra Bullock irgi visiems labai gerai žinoma ir jinai yra nuostabi aktorė dėl to, kad jinai savęs kaip ir tokios fiksuotos, pavadinkim, asmenybės kaip ir neturi. Ir jinai gali labai gerai suvaidinti, atkartoti, jinai įsijausti į bet kokį vaidmenį, ne? Nu tai čia tokie pagrindiniai dalykai. Na, tai visi tokie 4 tie tipažai, tokie unikalūs labai, sakyčiau, ne? Taip, ir labai svarbu pažinti, nes viskas čia yra, žinai, kaip su energija. Kokią energiją aš nešu. Jeigu aš esu generatorius, manifestuojantis, ar ne, mes turim lygiai taip pat energijos. Tai įsivaizduokit, mes esam 70% pasaulio. 70. Tai vadinasi, iš 10 žmonių 7 bus generatoriai. Ir mes ateinam ir, pavyzdžiui, mūsų vadinama aura, ne, ta mechanika. Mes esam tokie šilti, prie mūsų norisi būti, žmonės nori ateiti, kažkaip tai pabendrauti, gal pasėdėti tiesiog, ne, mes galim nieko nedaryti. Sėdėti, aš galiu pasidalinti pavyzdį, ne, bus per pavyzdžius gal lengviau žmonėms suprasti. Sėdžiu ant suoliuko, nieko nedarau, tiesiog sėdžiu, rašau žinutę, Trakuose, kur pilna suoliukų, supynių, ten palipilit, gali tiesiog prisės kur nori. Ne, vieni sustojo žmonės, pašnekėti tiesiog. Jie ėjo, sustojo ir pradėjo tarpusavį šnekėtis. Aš taip pakeliu galvą ir galvoju, jūs galėt bet kur sustoti. Yra suoliukų, galėt bet kur atsisės, bet ne jie. Norėjo matyti pasipildyti, čia pasąmoningai, kaip vyksta, kai mes net negalvojam, ar ne? Kiti vyrukai sustojo, dar treti ir aš tokia galvoju, geras. Ir aš tyliu, nieko nesakau, su nieko nebendrauju. Rauruhu, įkūrėjas, kaip sako, aš pirmas mokinys, kuriam atėjo visa human design informacija, jis sako, o jūs pabandykit, atsisėskit kavinėje ar kažkur ir nieko nedarykit. Aš kažkaip nebuvau užbandžius iki to suoliuko. Ir tada, kai jau vieni sustojo, antri sustojo, tretis, aš buvau, gerai, dabar specialiai, dabar pasėdėsiu, kažkaip tai nieko nedarysiu. Ir ką jūs galvojat, prieina nuostabus žmogus, kuris iš karto atliepia mano tą visą vidinį poreikį. Sako, ar žinote, kad niekas nevyksta be priežasties? Ar jūs medituojate čia, ar ne? Ir pradėjo su manim šnekėti apie tokias temas. Ir aš galvoju, geras, nieko nedariau. Nieko neskleidžiau, nejau, tiesiog buvau, žiūrėjau į ežerą, ramiai klausiausi muzikos, sėdėjau atsimerkus, galima sakyti, meditavau ir prisitraukiau žmogų, ar ne? Bet čia mūsų aura. Kaip sakiau, manifestorius, jisai, kadangi jis įtakoja, jisai tas vadovas, ar ne? Jisai yra toksai, kurio biški žmonės prisibijo, jis toksai atstumiantis yra, jis nėra labai malonus, jis nėra labai šiltas, toks biški šaltas, konkretus, tvirtas toksai ir ne visi prie tokių žmonių nori prieiti, ar ne? Tai čia ir yra tie tokie skirtumai, ne, kuo mes skiriamės. O projektorius, pavyzdžiui, ne, jisai yra besiskverbiančias auras.
Jisai vat vieną objektą pasiėmė ir jisai jo aura tokia smailėjanti ir jisai gali prasiskverbti į tave. Tai jo užduotis gyvenime, ar ne, pamatyti kitų žmonių talentus. Jisai gali išvelgti į tave. Mes labai mėgstam. Mes kaip generatoriai labai mėgstam iš tikrųjų projektorius dėl to, kad jie mums duoda visą savo dėmesį, tokia, į tave, į tave. Ir jeigu, sako, sėdi du generatoriai ir vienas projektorius, tai vienas generatorius liūdės. Dėl to, kad projektorius koncentruosis į vieną kažkokį žmogų, aišku, į savo pamokos, ne per daug, irgi nereikia uždusinti, kaip sakyti, žmogaus, ar ne? Bet Rauhu dar vieną noriu tokį pasidalinti, ne, kaip sako, apie tas auras, ar ne, vat, tai mes kaip generatoriai tokie išraiškingi, va, einam kažkaip, tos energijos, mes turim tiesiog daug energijos savyje, ar ne, va, veikti, nuveikti, tu dar daugiau turi negu aš, ar ne, nes manifestuojantis generatoriai iš vis ten turbo max yra. Bet vat projektoriai, sako, vieną kartą darė seminarą tik projektorium. Neįleido jokio generatorius, manifestorius, reflektorius, nieko neįleido, tik buvo. Tai yra Rauhu labai juokėsi, todėl kad jie ir sako, nėra gyvybės. Visi kaip į kokias laidotuvės susirinkę, kur visi tyliai, ramiai, kultūringai sėdi. Bet mes esam tie, kurie generuoja tą energiją, mes esam, kurie generuoja nuotaikas, ar ne? O jie kultūringai, ramiai, nu, į ką vieną prasiskverbti, tai vieną prasiskverbti. Energijos yra, kaip sakiau, yra, bet nėra pakankamai, jie maitinasi, jie net nejaučia, kaip jie maitinasi iš mūsų tiesiog. Nes visur, kur nueisi, kaip sakau, iš 10-7 generatoriai, kur tu nueisi, ar į darbą, ar kažkur, tai dažniausiai bus kažkoks generatorius, iš kurio tu jau irgi norėsi judėti ir krūtėti kaip jisai, ar ne? Tai vat, kiekvienas, aišku, turi savo minusų. Bet čia va tokius apie biškį tokius įdomesnius pliusinius dalykus norėjau papasakoti. Labai fainai, žinai, netgi dabar, kai tu pasakai apie tos visus tipus, mes 4 draugės esam, tai irgi kas nekeista, mes visos 4 skirtingos. Ir taip įdomiai stebėti, iš tikrųjų, mes kažkuom panašios, bet turbūt greičiausiai vieną kitą maitinam, kažkas atspindi, kažkas reflektuoja, kažkas vyksta. Jo, įdomu, o kaip porose, pavyzdžiui, ta prasme, ar svarbu, kad būtų tas pats, nu, tipo žmogus su tuo, kurio ieškai, ar nesvarbu? Porose yra kažkas tokio? Tai žinai, kaip sako, labai gerai, kai yra vienas kitą papildantis žmogus, ar ne? Bet žiūrint, ko tu nori, nes visų pirma, vis tiek mes žiūrim į asmenybę. Į asmenybę, žiūrim, kur mes sutampam, ar ne? Ir tos energijos, kaip pavyzdžiui, kaip sakau, jeigu yra projektorius, kuris turi mažiau energijos automatiškai, ar ne? Nes jis tiesiog greičiau ją išnaudoja. Ne, jisai turi ir jam jau reikia pailsėti. Turi ir jam jau reikia pailsėti. O mes galim varyti, ten pamiegojus tokių 4 valandas ir vėl varyti, ar ne? Tai automatiškai, kad mes savo energiją dalinsime su savo šeimos nariais ir automatiškai mes užkrausim tą žmogų. Bet jeigu yra 2 generatoriai, kodėl tai negali būti? Tai gali būti nuostabus. Čia irgi va toks pavyzdys, ar ne? Susitiko 2 generatoriai. Reikia žinoti, kaip vienas su kitu reikia bendrauti. Reikia žinoti, kokius klausimus reikia užduoti, ar ne? Tai ir labai svarbu yra autoritetai, per ką mes šnekam, nes mes šnekam per sakralą arba per emociją, ar ne? Tai pavyzdžiui, sako, susitiko 2 sakralai, kuris sako, jis reaguoja į aplinką, ar ne? Ir jis turi atreaguoti. Nu, kaip sakiau, muzika patinka, nepatinka, ne, neklausau. Ir jau žiek susižavėjai ir jau ten panirai kokį serialą ar ten filmą, tarkim, mane tave, nu, užvedė, sužavėjai, sureagavai kažkaip. Ir sako, 2 generatoriai sėdi namuose ir sako, prieina vienas generatorius vyras, tarkim, žmonai sako, norit pasivaikščioti? Ir tai tokia, gerai, einam. O tu, sako, nori pasivaikščioti? Vyro tada atklausė jinai. Vyras, Ir ta prasme gali nesitikti. Ir sako, mes tada supratom, aš iš kitų pavyzdžių, ar ne, kad tarkim, tada suprantam, kad arba aš einu viena pasivaikščioti, arba aš turiu perklausti, ką mes galėtumėm nuveikti kartu. Nu, tarkim, gal tu nori tada eiti į kavinę. Ir tokia, o sako žmonai, o tu norėtum eiti į kavinę? Ir tokia, ai, tai gerai, tai mes galim abu eiti į kavinę, ar ne? Tai va tas komunikavimas, bendravimas ne tik nuo tipažo priklauso, dar yra tie elektromagnetiniai visokie jungtis, tos, žodžiu, čia jau tas giliau toksai ar neina. Bet mes vienas kitą, žiūrint, kiek mes papildom ir ar mes mokam bendrauti vienas su kitu, čia irgi yra labai svarbus dalykas. Jeigu 2 sąmoningi žmonės susitiko, jeigu 2, pavyzdžiui, žino apie šitus tipus, ar ne, žino, kaip komunikuoti. Nu, tarkim, generatoriaus niekada negalima klausti,
klausimo, kuris reikalautų konkretaus atsakymą. Generatorius. Taip, jam reikia klausti klausimo tik tais, kur būtų atsakymas taip arba ne. Supranti? Ta prasme, tu negali klausti, ar tu nori eiti pasivaikščioti, ar tu nori eiti gulėti. Jis tada, ką čia reikia pasirinkti, aš nesuprantu, nes turi būti reakcija, į kažką turi sureaguoti. Tada klausi konkrečiai, po vieną, ar tu nori pasivaikščioti, ar tu nori eiti į mišką, ar tu nori ugnį pakūrenti, ar tu nori eiti dviese, ar tu nori eiti su kompanija. Ta prasme, grinai klausti, konkretaus klausimo, ne? Manifestorius iš vis geriausiai nieko neklausti. Ta prasme, jo reikia neklausti, nes jisai nori atsako, nori neatsako, jisai vatas yra. Ar ne? Ir jeigu mes žinom, kaip reikia vienas su kitu komunikuoti, tai žinai, kaip palengvina situaciją. Taip. Nes tu klausi, ar tu nori batų ar suknelės, ir aš nebežinau. Bet tu paklausi po vieną, tada aš tau galiu atreaguoti. Tai tokie dalykai, ar ne? O projektorius reikia iš viso klausti, visą laiką kviesti kažkur tai. Kviesti, nes jo yra pakvietimas ir jį vis, ar tu norėtum ten sudalyvauti, ar norėtum ten sudalyvauti, ar ne, ir tada gali irgi taip ar ne, sakyti, ar ne. Tai labai labai svarbu tokie dalykai yra, ne, bet jeigu jau fainai, kad sužinoti, dviese gyvenant. Jo, tai labai įdomu, ne, toksai patyrinėti tiesiog save, netgi savo šeimos narius galima patyrinėti. Ir kiek žinau, Gintarė pasidalino, jinai jau dabar daro tas analizės, ne? Papasako, kaip ta analizė atrodo, iš ko jinai susideda. Gal žmogus, pavyzdžiui, kitas norės užsisakyti pas tavęs kažkokią tą human analizę. Tai papasako apie tas mechanikas, kaip veikia tie tipai mūsų, ar ne? Ir kokia ta mūsų šito kūno kaip mašinos veikimo principas, pavadinkime, ne? Ar tu esi Ferraris, ar tu esi autobusas, ar tu mopedas, ar tu motociklas, ar tu traktorius, taip. Tai tu turi įsiaiškinti, ne? Su kokia mašina tu važiuoji, kad jeigu tu esi kaip mes, pavyzdžiui, generatoriai, mes esam kaip sunkvežimis, ne kaip sunkvežimis, kaip džipas, ne? Kad mes pravažiuosim per šaknis visokias, per miškus. Bet, pavyzdžiui, projektorius yra jisai kaip mopedas, kaip motociklas, ar ne, jisai vienas pats, supranti, toksai greitai, stabiliai ir jisai gali greitai pasiekti rezultatus, ar ne. Manifestorius jisai kaip Ferraris ir jam reikia žinoti tiksliai, kur jisai nori ten būti pataikytas, ar ne. Kitas dalykas yra, kas mano gyvenime labai padėjo ir labai svarbu buvo, tai yra vaidmuo gyvenime, tai yra profilis, ar ne, 2 skaičiukai, ten 1,4, 1,3, ten 4,6. Ir vaidmuo gyvenime yra tam, kad tu suprastum, kaip tu save matai ir kaip tave mato kiti. Nes yra tokių dalykų, kur tavęs nemato, kur tu pats negali, pavyzdžiui, savęs matyti, ar ne? Ir tu, pavyzdžiui, žinai, kad taip reiškiasi, bet tau ateina patvirtinimas, kad su tavim viskas gerai, tu gali tyrinėti, kiek tu nori. Ir netgi jeigu tau 10 žmonių ateis, sakys, ko tu čia tyrinėjai ir vėl jinai užsikabino, tai ant kvėpavimo, tai ant emocijų paleidimo, dabar jau čia po kiek metų human designas atsirado. Todėl, kad čia mano nektaras, aš esu tam sutverta, ar ne? Bet, tarkim, dabar kaip mane mato kiti, ko aš nemačiau, man ateidavo žmogus ir sako, tu labai drąsi, ir aš tokia, kaip supras drąsi? Aš nejaučiu savo drąsos. Tarkim, dėl tranzavimo, aš daug metų pratranzavau, ir ne man, tu kiek čia drąsos reikėjo, man iš mano pusės atrodo, atsistoju ir tranzuoju, ir viskas, ta prasme, tu atsistoji, iškėlė ranką ir tu važiuoji, žinai. Bet žmonės, būtent pagal mano 3 mechaniką, ar ne, kuris eina per drąsą, per patyrimą, aš savęs galiu nematyti. Ir kai man daug žmonių iš daug miestų pasakė tą patį, aš tada pradėjau stebėti ir galvoju, geras, yra tai, ko aš pati nematau, ir aš tuo metu pavadinau tai kaip prigimtinė mano savybė, kuri yra per arti manęs ir aš jos nepastebiu, ar ne? Bet human designas paėmė ir paaiškino, kas čia vyksta, kodėl čia taip yra, kodėl aš nematau tam tikrų dalykų, o kiti mato. Tai ir mes kiekvienas turim tą sąmoningą dalį, kur patys matom ir nesąmoningą dalį. Pakalbam apie mitybą, pakalbam apie tai, kiek judėti reikia, kaip judėti tau geriausiai, pavyzdžiui, nes sportas yra be galo svarbus. Pašnekam apie tavo centrus, ar ne, apie emocijas, apie kaip veikia tavo protas, tavo galva, kaip tu reiškėsi per gerklę, kokia tavo yra gyvenimo kryptis. Kaip tu suvoki meilę, kokia yra tavo intuicija, ar pavyzdžiui, kiek tau reikia surinkti informacijos apie sveikatą, ar gal tu sveikas esi, o kitiems reikia labai žinoti, pavyzdžiui, ar tu rinkti tiesiog informaciją ir tame išmokti, ar ne?
Koks tavo yra streso išgyvenimas, pavyzdžiui, ar ne? Ar tu lengvai išgyveni, ar vis dėlto tu nepakeli streso ir tau vat reikia su tuo labai išmokti atsirinkti savo aplinką, savo žmonės, nes, nu, tau sunku yra perdirbti, pavyzdžiui, stresą, ar ne? Kokia tavo, vat, būtent energija, kokia tavo valia, apie tikslus, apie pinigus, ar ne? Tai va, čia va tokios pagrindinės temos, kuriomis šiai dienai aš šnekuosi su žmonėm, nes tai yra bazė, kurią jau supratus, tu gali labai daug gyvenim ir pritaikyti. Dėl to ir, pavyzdžiui, aš vadinuosi ne human dizaino praktikė. Ir labai dažnai, jeigu jūs domėsitės apie human dizainą, visur girdėsit žodį eksperimentas. Eik eksperimentuok, eksperimentuok, eksperimentuok. Nu, kaip projektorius, jisai galvoja, pavyzdžiui, kad jis labai daug energijos turi. Nes gyvena tarp projektorių labai, nu, nėra daug pasaulyje, net 20% tik tai. Ir jie tarp tų 70, jie galvoja, kad jie irgi čia galingi, varantis į priekį ir paskui perdega, pradeda sirgti kūnas, nes nesilsi. Varo taip, kaip mes varom, jie nepatempė, negirdi savęs, ne? Prasideda lygos tada. Tai va kaip svarbu yra žinoti, kad savęs nepertempti, ne, va tokius dalykus. Tai, nu, tokia bazė yra. Tai nežinau, ar jums tai svarbu ar ne, man tai buvo labai svarbu suprasti. Labai svarbu suprasti. Ir vienas dar, galiu trumpai dar pasidalinti labai, pavyzdžiui, apie emocijas. Aš galvoju, aš visą gyvenimą galvoju, kad aš esu labai emocingas žmogus. Tiesiog, nu, va, žmonės mato, kad aš tiesiog trykštu tą emociją, taip aš turiu savo gyvybingumą, savo džiaugsmą, tarkim, prigimtinę, ne, retą atvejį, kaip sakė mokytoja. Bet esmė yra tame, kad emocija pasirodo, bet kai likdavau viena, aš labai rami, tokia neutrali ganėtinai, ir net stebėdavausi, kaip mane įtakoja kiti žmonės, kai aš būtent santykė su kitais, tos emocijos, va dabar mes sėdime ir tiesiog visas va tas laukas pas mane tiesiog, nu, va trykšta, ne? Bet kai aš namuose, aš tokia ne visada esu. Pasirodo, kad aš esu atviro centro emocija ir aš tiesiog atspindžiu kitus žmonės, padidinu jų emocijas. Ateidavo žmogus su pykčiu ir sako, žiūrėkit, ten taip ir taip ir taip ir taip. Ir aš nieko negalvodama, visiškai nesąmoningai, aš atsistoju ir irgi. Tai taip ir taip ir taip ir taip. Ir aš galvoju, kaip piktai pasakiau tam žmogui ir tada kažkaip pradėdavau galvoti, palauk. Ir aš jiems sakau, jūs ant manęs nepykit, kad aš taip jums griežtai ten ar piktai rimtai atsakiau. Sakau, jūs pats atėjot su manim su tokia energija. Jūs piktai ir man automatiškai atsimuša ir aš piktai. Bet jeigu žmogus superinės nuotaikas, gera muzikikė groja, visai nuotaika kita. Ir pasirodo, aš tiesiog atspindžiu. O yra žmonės, kurie turi savo fiksuotą emociją, kurie turi savo fiksuotas bangas, kurie tiesiog retai, kada juos įtakos iš išorės. Pavyzdžiui, mūsų galima įtakoti iš išorės, nes tu irgi su atviru centru, ar ne? Širdies ne. Emocijas. Ir jo, o pavyzdžiui, yra tie kiti žmonės, kurie turi savo fiksuotą emociją, kuria aplinkui tą lauką emocinį, norim mes to, nenorim ir mes, pavyzdžiui, atspindim ar ne tos žmonės. Jeigu ypač šeimoje turim, tada irgi gerai žinoti, kad vat, jie turi tą emocinį fiksuotą lauką, nes jie gali būti labai pakilime ar labai dugne. Tai vat irgi išsiaiškinti tuo labiau savo šeimos narių ar ne ir suprasti veikimo principus, kaip tu gali apeiti. Yra tam tikrų emocijų išreiškimo būdai. Vienam per prisilietimą, kitam reikia išsikalbėti, kitam reikia net pakonfliktuoti, kas mane irgi nustebino, ar ne, kad reikia iškonfliktuoti. Tada tu gali visai kitaip pasižiūrėti tą žmogų ir leisti jam išsireikšti. Į kitam reikia tiesiog iššokti emociją, išjudinti emociją ir jam tiesiog viskas nueina, ar ne. Nu, labai įdomu, iš tikrųjų, labai gali giliai nueiti ir gali tada suprasti, kaip tavo... Atsiveria toksai kažkoks žinojimas ir savęs, ir savo tų stipriųjų savybių, savo kažkokio to pokrypio, netgi darbo, savirealizacijos prasme, kūrybingumo prasme. Tada iš tikrųjų, kai perskaitai tą savo analizę, tai čia kažkas būtų panašaus į astrologinę, bet daug apie kitką, ten kažkoks mano human design platesnis galbūt sakyčiau, ne, nes ten tie vartai, tie sujungimai, tavo emocinis fonas, kur tu nuleidi tą pyktį, kur neišeina kam, kur užstrigimai, kažkaip labai plačiai, iš tikrųjų, kai pirmą kartą, žinokit, pamačiau aš tą human designo analizę, tai aš galvoju, viešpatie, kas čia per kriauklų kažkokią nuotrauką.
bet kai pradėjau skaityti, tai buvo neįtikėtina. Tai vėlgi, aš taip akcentuoju visada, kad tai yra tam, kad savo stiprybės susirasti, savo tą valią, savo tą pozityvumą gyvenimui, džiaugsmą, tą varikliuką įsijungti. Nu, tiesiog tai padeda mums kontroliuoti netgi savo emocijas, jas priimti, pripažinti save, okei, va aš tokia, man reikia, kaip tu sakai, paburbuliuoti, pavyzdžiui, ne? Ir aš leidžiu savo nueiti paburbuliuoti, nes kai aš tai padarysiu, man tiesiog bus daug, daug geriau. Jo, ir labai svarbu yra, vat, irgi kiekviena dalis turi savo minusą. Dar gali žinoti, kaip išeiti iš to minuso, nes kitą kartą, vat, pavyzdžiui, aš turiu savo džiaugsmo tas kanalą, ar ne, ir vartus. Ir mano aplinkoje taip pat yra su džiaugsmo kanalais ir vartais, tai yra retas reiškinys, kur iš čertų nedaug, aš tokių sutikau dar. Bet, pavyzdžiui, yra toks momentas, kad jis gali būti žmogus minuse. Supranti, ir jis nereikš to gyvybingumo, kaip aš, visi žmonės mane pamato, tai aš trykštantis fontanas, tiesiog baigtantis savo džiaugsmu kažkokiu, kur žmonės sako, mes nepažįstam, tu 5 dienas čia stovi ir vis dar laiminga, nu kaip taip įmanoma. Pasirodo, aš turiu tą kanalą, kur yra džiaugsmas, tiesiog trykštantis džiaugsmas, ar ne, bet yra mano aplinkoje, kurie yra minuse. Ir tada to džiaugsmo nėra. O turi, įsivaizduokit, yra galimybė turėti, bet tu esi minuse. Tada vėl reikia žinoti, kaip išeiti, kad tu nebūtum tame, ne? Kad, vat, jeigu, pavyzdžiui, tu reikia paburbuliuoti, ir jeigu tu jau žinai savo keistenybę, kad tau reikia paburbuliuoti, pakonfliktuoti, ir tu ateini ir sakai, žiūrėkit, jūs nekalti. Nei vyras, nei žmona, ten, nei vaikai, jūs nekalti esat. Aš jūs vis tiek mylėsiu, bet leiskit man biškai paburbuliuoti. Nu, tiesiog man reikia, vat, išsakyti savo tą visą negatyvą. Vat, žodžiais, vat, kažkaip išmesti tai. Ir tada visiems šeimos nariams vėl ramybė ateina. Jie tada nepriima asmeniškai. Sako, nes kitą kartą, žinot, ateina vyras, pradeda burbuliuoti ir tu galvoji, aš kažką padariau. Kažkas ne taip, pradedam save kaltinti, nu, ta prasme, suprantat, labai mes žmonės visi vienodi esame, mes labai priimam asmeniškai, labai mėgstam reaguoti asmeniškai ir tai gali išgelbėti nuo tokių paprastų dalykų, jeigu tu, nu, žinai, kad jam taip reikia. Ir tu tiesiog gali su meilė tai pasižiūrėti, iš kitos perspektyvos pasižiūrėti, kad, okei, čia tavo išraiška, aš leidžiu tau tokiam vat būti. Nenorėsi ir aš tave sukontroliuoju, baigsi čia klyk, čia šauk, čia konfliktu. Tiesiog leidi žmogui tada, nes tu žinai. Tai va tas žinojimas, jis iš tikrųjų labai kasdienybėje, ypatingai kai pradedi praktikuoti, ar ne, jis labai nuramina. Jeigu pradedi klausyti savo autoriteto, savo ar intuicijos, ar sakralo, ar ne, ar emocinio, tau vėl kitaip. Tada tu žinai, kad tu turi energijos tam procesui. Ar tu vis dėlto neturi tam energijos ir tau gal sakytų, ne, gal aš šiai dienai atsisakysiu, kad ir kaip fainai ten skambėtų nuvažiuoti kažkokią šventę ir tu tik liktais važiuotum iš tų įpročio. Bet tavo sakralas sako, nu nėra dabar tam energijos. Ir tai vėl, tiesiog kasdienybėje tai labai gelbėja. Labai, labai ir galima pritaikyti, kiekvienam žingsnį. Kuo skiriasi nuo astrologijos, kad čia yra mechanika. Tai nėra apie tavo ateitį, tai nėra kaip tu, tai yra tiesiog daugiau apie tavo kūno mechaniką, apie tavo emocijas, apie tavo tiesiog kažkokias savybės, ar ne? Tai nepasakys apie tavo praeitį, ateitį, ar kaip tau ten elgtis tavo, pasakys taip, eksperimentuok su savo autoritetu. Ir tu žinosi iš savo širdies, kas tau yra geriausia, ką mes labai daug dabar girdim. Knygas ten rašo žmonės, ar ne? Supras, girdėk savo širdį, kas tau yra geriausia, tau nebūtinai čia aplinka turi nustatyti tavo ar ne, tavo poreikius, ar ten krypti kažkur, kur tau reikia gyvenime būti. Tu tiesiog gali pradėti klausyti savęs, savo vidaus, iš savęs tu gali pradėti sakyti, kad va čia yra tas momentas. Jo, tas profilis irgi atsimenu, kai gavau, irgi labai svarbu, nes iš ten, pažiūrėjau, tas žinojimas atėjo, kad aš esu sociali intravertė. Ir man, kad sociali, tai aš kaip ir žinojau, nes visada tarp žmonių, bet o kur mano ta intravertė, tada, kai aš gavau ir tada tik susimaščiau, kad aš visai jos neturiu, tos dalies ir greičiausiai dėl to būdavo sunku gyventi arba sunku emocinę švarą palaikyti kažkokią, būti visada pozityvume ir matyti pasaulį gražų buvo sunkoka, nes pasirodo buvau atėmusi iš savęs pagrindinį variklį, pagrindinį kažkokį tokį potencialą, netgi tokį savo resursą, pabūti vienai. Žinoti, kad reikia pabūti vienai.
Tai nieko keista, žinokit, kad aš viena keliauju, kad aš viena važinėju. Tiesiog tai pasirodo yra mano vidinis poreikis ir iš tos vienatvės man gimsta kūryba. O ten tai buvo ir parašyta, kad būtent tik vienatvėje aš galiu kurti ir daryti didelius dalykus pasaulyje. Tai žinot, kai tu to nežinai ir gyveni toje visuomenėje, neužsikuitusi gaminimu maisto, šeimomis, ten bizniu, visokiom vaikais, tėvais, ten, nu labai daug žmonių, tu visada tokioje socializacijoje esi, teatrai, spektakliai, parduotuvės, viskas, bet tik ne apie vienatvę. Tai žinokit, kai perskaitai tokius dalykus, tada wow, tada kažkaip labai susirenki save, atsakai labai į pagrindinius savo poreikius, nu, pradedi nagrinėti, okei, tai sako, kad intravertė. Taip, esu ir pasirodo, tą savybę buvau visiškai iš savęs išėmusi, visada nuneigusi ir visada su visais būdavau labai retai viena. O pasirodo, kad ten mano didžiausias kūrybinis potencialas būti vienai ir iš ten tik tai gimsta pas mane gražus dalykai. Tai man tai labai labai padėjo. Iš tikrųjų, human designo, man tai toks atradimas kaip ir, tai yra, sakyk, nauja tokia sritis, ne? Jinai kiek? Jo, 30 metų tik tai, jinai nuo 87, tai čia nelabai ir daug. Dar 4 metus, kol susistemino visą programą, žodžiu, kad išleis žmonėm. Tai jo, ten 20-30 metų, tai dar visiškai nauja. Bet esminis dalykas, kad tai yra viskas paimta iš senovės, kuri tūkstančius metų yra. Jau, kaip sakė, dabar tik tais mokslininkai atranda aičiai, ten visas tas aičinga, net ten tas savybės, kaip ten pasireiškimai jau senovė buvo surašyti. Šventračiuose, taip, būtent. Ir tos astrologinės detalės, kada gimėjai, laikas yra labai labai svarbus human design, iš tikrųjų labai svarbus laikas yra. Tai be laiko retai kada ir padarysi human designą. Tai va, tai jeigu kas nors norėsi, tai turėkit omenyje, kad reikia ir laiko. Tai fainai labai. Tai tu pas mus gali dabar padaryti, sakykime, tokią analizę. Vėlgi klausimas, ar tai konsultacija yra, ar tai kaip tu va tą analizę padarysi? Nu, gerai padarysi, o kaip žmogus gali ją gauti, gali nusipirkti, įsigyti, kaip? Tai reikia parašyti man Gintarė Tekanti upė Facebook'e arba Instagram'e. Pagrindinis toks, tai galima palikti telefono numerį, jeigu norit užsisakyti. Tai mes su Inga dar kaip tik pagalvojom, kad padovanosim dovaną jums kalėdų progą. Su koduku, ar ne? Koduku kalėdos, nes jau artėja kalėdos ir galvojom, kad jeigu jūs norėtumėte analizės, kuri aš galiu jums įrašyti žodžiu, galiu padaryti Zoom'o susitikimą, galim pasiskambinti, galim tiesiog voice'ikais, kaip čia, voice mailais ar ne, galima raštu. Tai va, tai ir tada jums bus 20% nuolaida. Mes taip sutarėm po šito pokalbio, kad tokia dovanėlė žmonėms su kalėdom. Galvojom, greitai kalėdos, iš tikrųjų jau ir kvepia parduotuvėse. Taip, tai mes irgi atsinešam į savo širdį tą tokį prieskonį kalėdų ir galvojom, gal jau galima ir pradėti kažką jums siūlyti, nes tai būtų, kaip aš galvoju, puikiausia investicija į save ir sau padovanoti. Čia ne apie kitam, gal kitam neįdomu yra, bet netgi aš galvoju, gal sužinoti apie kitą pačiam įdomu, bet padovanoti kitam, gal tai per drąsu, nes gal kitas net nenori, nesupras, bet jeigu jūs norite save pažinti labiau ir būti tokioj pozityvesniai gyvenime, tokioj energijoje geroj ir susivokti, kodėl man reikia ten papykti, kodėl man reikia paverkti, kodėl man skauda, kodėl man negera, kodėl man gera. Bet esat tokia pasimetusi ar pasimetęs, tai čia begalinė gera proga yra, tuo labiau Gintarė yra Mažeikiuose, kas Mažeikietė žiūrėsi, tai tikrai galit greičiausiai ir susitikti. Taip, drąsiai. Tai čia yra nuostabi proga tiesiog susipažinti su savimi ir savo kalėdom pasidovanoti tokį nuostabų dalyką. Tikrai taip. Taigi ką, rašot Gintarė Tekanti upė. Facebook'e aš įkelsiu po šito įrašų Facebook'o jos nuorodą ir kodukas rašo didelėm raidėm kalėdos ir Gintarės suteiksim 20% nuolaidą šitai analizai. Sakykit, argi ne kalėdos, man patinka tokie dalykai iš tikrųjų. Pradėkim ruoštis iš anksto iš tikrųjų tom kalėdom, nes užtrunka ir laiko padaryti, tai
Tai va, tai tiek tada, ar Tai ne? šiam kartui tiek turbūt. Va, tai Taip, human dizainas, dabar matot, stebit gintarę, nes taip. jinai visa tenais, visa Tikrai. ir siela, ir dvasia, ir jausmai, emocijos teka per Pulsuoja kraštus. ten. Aš Taip. jaučiu ją, žinokit, čia netgi karšta pas mus yra. Tai iš tikrųjų, tai ką, mėlyje, gerų pusryčių šiandieną, skanių pusryčių ir mes su jumis visada. Taigi, likime gerume, ane, ir Taip, labiau pažinkime save. taip, labai gražiai surimavai. Tai būkit laimingi. Tai viso. Viso.